Nedarykit šios klaidos pirkdami automobilį. Aš šią klaidą vadinu ubagų apgaulę. Jeigu ją padarysit, jums jinai gali kainuoti tūkstančius, gal netgi dešimtis, jeigu jūsų automobilis prabangus ir kainuoja 30 000 eurų ir daugiau. Sistema yra tokia. Daugelis Lietuvos automobilių pirkėjų žiūri kuo pigesnė rinkos kaina, nepaisant to, kad jau ryda kokie 300 000 ar netoli 300 000. Nusiperka tą automobilį, eksploatuoja iki tokios ridos, tarkim iki kokių palei 400 000 ar ten netgi 400 000 ir tada sulaukia labai rimto gedimo, gal netgi jau ir antro, tarkim variklio ar pavarų dėžės. Ir labai nuverti automobilis. Ir tada ta maža rinkos kaina, už kurią nupirkot, visiškai nublanksta, kai jinai iššoka į kosmosą, kai jūs remontuojat automobilį ir ypač tada, kai jums reikia pardavinėti tą automobilį su tokia kosminė rida. Tai jūsų pinigai tiesiog ištirpsta. Kam taip daryti? Nepasiduokit tam apgaulę, jog nusipirksit dabar pigiai, ir po to parduosit pigiai. Svarbu dabar apinu ją mašiną, žinot, kiek tai atrodo, visa kita fainas jausmas. Nepasigaukit ant šios ubagų apgaulės. Aš ir pats ją turiu ir daugelis turi, galbūt kažką įžeistai. Bet, mokykimės iš klaidų. Aš irgi noriu mokintis ir jūs turėtumėt norėti. Taigi, nepagailėkit pinigų automobiliui, nepirkit pačią pigiausią rinkos kainą ir patį naujausią modelį, koks išeina už jūsų biudžetą. Geriau nusipirkit senesnį su maža rida ir ramiai važiuokit ir nenueikit į didžiulį minusą.